Šią netiesioginę 90-ųjų kvizo transliaciją iš Alytaus mums visiems pristato Gaja, pagaminta iš natūralaus mineralinio vandens stichė. Gaja, gaiva išlikusi jauna. O dabar pasipilstom ir pradedam. Labas vakaras, sveiki. Labai smagu pirmą kartą išvykti iš Vilniaus su šio žaidimus, šio formatu. Komandiruotė išvykti. Komandiruotė iš esmės, tai mes tikimės, kad tai bus mūsų turo per... Ar grįžti, nežinau. Jo, svarbu grįžti sėkmingai iš Alytaus. Tikimės, kad Alytus bus mūsų tokio turo gal per Lietuvą, o gal net per pasaulį pradžia. Ir aš labai noriu tikrai dar kartą pristatyti savo šio žaidimo svečius, trejetuką žaidėjų. Tai yra finansinio raštingumo ekspertė Justina Bagdanavičiūtė, Alytus. Jūs turite savo miesto atstovą šitam žaidimui? Alytus. Iš pirmo ar iš antro? Iš Alytaus. Aš supratau. Man parašyta programa ir aš šito vieno epitetu įvardinsiu žmogų, kuris, nežinau, ar vieno epitetu yra vardinamas, nuotykiautojas Vytaras Radzevičius. Teisingai? Jo, aš tą, kai žodį pamačiau, labai apsidžiaugiau, pagaliau kažkas išvertė Adventurą, ar teisingai? Nuotykiautojas Vytaras Radzevičius. Vilnius, teisingai? Ne. Aš gimęs Vilniuje, aš dabar vietinis. Tai jo, Vilnius brūkšnelis Merkinė, taip norėjau rašyti. Ar jau pamirštam Vilnius etapą? Veismūnų miškas. Supratau, viskas teisingai. Vytaras Radzevičius, nuotykiautojas iš Veismūnų miško. Ir komikas Simonas Žurauskas, šakiai. Plojimai. Sveiki. Taip, dabar aš truputėlį prieš įvesdamas jūsų žaidimo kontekstą pasakysiu, ką manot jūs apie šio žaidimo dalyvius. Tai 19% čia susirinkusių mano, kad Simonas yra šito žaidimo favoritas. 22% susirinkusių mano, kad Justina yra žaidimo favoritė. Ir net 59% žiūrovų mano, kad Vytaras yra žaidimo favoritas. Žinom, kad Rytas turėjo irgi nemažai turbūt manančių, kad šiandien laimės prieš Utenos Juventus. Bet buvo, kai buvo kamuolys apvalus, kvizas irgi, nežinau kokios formos, bet gali būti visko. Dabar, mėlyje žaidėjai, jūs jau turit žiūrovai prisijungę prie savo lygos. Kviečiu prisijungti prie savo lygos, aš to sugeneruosim jums koduką ir jūs įvesite savo kohutuką. Įsiveskit savo slapyvardį kažkokį. Galim bet kokį slapyvardį? Galit bet kokį, bet, nu žinot, vis tiek yra... Aš galiu Vytaru pasivalinti, labai laimėti noriu. Būtų juokinga, ar ne? Liustre. Aš. Papasakok, Justina, kodėl tu esi Liustre? Iš tiesų, čia yra mano nickname'as nuo Mirko laikų, nuo visiškas paauglystės, o jisai gavosi taip, kadangi mano vardas Justina, Justė ir ne visi ten pavykdavo ištarti, tai toks Liustre. Liustre. Jo, nes turėjom draugų kompanijoje mažą vaiką, kuris buvo ten brolis draugės ir jam nelabai sekdavosi ištarti vardą, tai šapluodavo ir Liustre gavosi. Diudė, man atrodo, yra Vytaras, nes taip tave anūkai vadina, teisingai? Jo, iš kur žinai? Žinau. Žuora yra Simonas, taip? Taip. Teisingai. Iš kultūros klubo, Culture Club. Taip, labai juokinga. Žuora, Diudė ir Liustre. Na toks arba 90-ųjų žaidimo trejetukas, arba Hebra iš 90-ųjų. Taip, pradedam. Jums irgi bus vienas apšilimo klausimas prieš renkant taškus. Įsiaiškinsim, kas jūs per žmonės. Ir 90-ųjų kvizas prasideda jau dabar apšilimo klausimu, kuris skamba štai taip. Ką renkiesi? Komisarą Reksą ar Volkerį Texas Rangerį? Kas Reksą pasimėt, man įdomu. Kas pasirinko Reksą? Šau, kodėl toks nustebė? Taip pat diskutuokiam dabar. Du vyrukai už Volkerį, Justina už Reksą. Papasakok. Ar labai aiškus savo atsakymas buvo, nes labai greitai visi trys atsakėt? Dabar jaučiu spaudimą, kad ne tą pasirinkau. Čia nėra neteisingo atsakymų, čia yra tiesiog, kažkoks... Aš galvau, čia reikia pagal nuotrauką paspausti. Tiesiog kažkaip gyvūnai man gal labiau negu rangeriai. Simonas turėjo griežtą nusistatymą. Visiškai. Man vis tiek čia kas nors atsiryžas, tai savas vis tiek, tai... Vienintelis dalykas, man atrodo, kas tavęs siejas. Man atrodo, jo. Daugiau nelabai. Vytarai, aiškus pasirinkimas, ar čia tik pagal... Aš pamaniau, kad čia tas, kas nuotraukai pavaizduotas. Ne, čia tiesiog yra labiau, kas širdžiai maloniau. Nes gal aš tada būčiau rinkęsis komisarą Reksą. Jau. Nes tiesiog naujesnis serialas negu Volkeris Texas Rangeris, tai iš vis keista, kad jis mirė.
Nu, šiaip tai jo. Bet šiaip pagal kūrimo laikus, tai jie tų pačių metų praktiškai. Vienas Walkeris 93, o Rexas 94. Bet Rexas gal tiesiog ilgiau truko. Nu, šuns metais Aš gal atsimenu, labai kad ilgai. Teksaso Rangeris jis net migravo per televizijas, bet kokiu atveju, kai kada nors ryte nereikėdavo nieko daryti ir pradėdavo per kanalus naršyti, vis tiek kažkur išlyzdavo Walkeris Teksaso Žinok, Rangeris. Rexas tai iki šiol, man atrodo, dar migruoja pakankamai jo. Ir įdomus dalykas, kad aš net nežinau, man atrodo, kad mes Lietuvoje žinom tik tai vieną Rexo, kaip sakyti, išgyvenimų šuns, tą vokiškąjį. Nes pasirodo, kad nuo 2009 metų, aš pasižymėjęs, nuo 2008 metų jį perėmė italai. Ir veiksmas vyko Romoje ir buvo komisaras italas. Ja, o tada vokiečiai perėmė, reiškia, iš šuns civilio nuotykių. Tai gali būti. Toksai. Bet kitas dalykas, kad šiemet Rexas grįžo po 10 metų pertraukos ir vėl Austrijai vokiečiai daro Rexo serialą. Tai žodžiu, tai supratom, Walkeris laimėjo, bet labai apylygiai, ta prasme. Tai aš nežinau, kuris man kietesnis personažas irgi nežinau, kad būčiau rinkęs. Čia tikrai labai sudėtingas klausimas, bet sudėtingų klausimų turėsim ir daugiau ir jie bus jau įvertinti taškais. Tai pirmas turas bus iš 5 klausimų ir formatas yra toks. Aš pasakysiu teiginį, jums reikės paspausti tai, ką aš sakau, yra tiesa, ar tai yra visiškas kliedesys. Taip ar ne? Ar tai buvo ar nebuvo? Ar žodžiu. Supratot. Ir esmė tokia, kad klausimą svarbu yra atsakyti ir teisingai, ir kuo greičiau. Atsakius kuo greičiau, taškų suma yra didėjanti. Tai kuo ilgiau galvoja, to kaps jums tie nusimeta procentukai taškų. Bet mums užtenka čia į telefoną žiūrėti? Taip, užtenka. Nu, čia vaizdas ryškesnis, bet lygiai toks pat. Tai kur jums patogiau, ten ir žiūrėkit. Nes aš žiūriu, kad Simonas tai vis gal nežiūrinėja. Mano didesnis ekranas. Ir čia tas pats kaip filme, žiūrint, vis tiek supranti viską, bet vis tiek į titrus žiūri. Bet jis tam pačiam telefonui ar googlint moka. Tai va čia, bet jisai antrą telefoną. Savo taškų sąskaitą, nes kol išgooglint, žinot. Ir aš dar nepaskui, dėl ko mes žaidžiam. Vienus prizus jūs jau turite ant stalo, matot, kas yra padėta. Čia jūsų dėžutė su jūsų vardais. Gėrimai yra ne apie vandenį dabar šnekam, tai yra dėžutė su mūsų rėmėjų Make Head Stern kompanijos. Tokie yra pinukai, tokie kaip ženkliukai. Jie sudarė visą rinkinuką, adaptuotą kiekvienam pritaikytą jum. Pagal jūsų asmenybę, pagal viską, tai gali dabar net ir pasižiūrėti gal, kas yra jums skirta. O pagrindinis prizas, kol žiūrit, dėl ko jūs žaidėte, tai yra, žiūrėkit, Naujutėlaitis. Nie karto nenaudotas ir neaišku, ar dar bus panaudotas, jeigu rasit, kur šitą dalyką įdėti. Civilizacija įsidomė ir reikėjo. Jo, tai yra raudonas, šiais laikais yra ne tik tai signalas, kad reikia slėptis į priedangą, bet raudonas yra ir šitas floppy diskelis, kuris gali būti jūsų, su 1,44 MB talpos. Įsivaizduojat? Galima paploti flopikui kaip technologijai. Tikrai. Kiek kartų yra tekę važiuoti autobusu, troleibusu iki universiteto ir vežtis rašto darbą, įrašyta į 3 diskelius ir melsis, kad ne vienas kažkaip ten nesugestų pakeliui. Tai turite galimybę grįžti į tos senus gerus laikus. Matėt, gražus. Superiniai ženkliukai, labai, aš atsimenu kažkaip mokyklą ant kuprinės labai ir mėgdavau prisisekti, tai dabar jau reiks ieškoti irgi. Tai žinokit, kas laimėsite pirmas 3 vietas šitam žaidime, irgi gausite ženkliukų. Tai irgi žiūrovams prizas yra toks. O dabar linkiu visiems sėkmės žaidime. Vytarai, gražu? Gražu, čia tokių įdomių dalykų yra iš tiesų. Įvairių minčių. Šito tai nesuprantu, truputį, arba čia reikia perskaityti, kas čia. Small big statement. Čia šitas žagarėlis. Ai, žagarėlis čia. Geras. Prašau. Ok. Dabar jau Vytaras, man atrodo, kad praranda susikaupimą šitam žaidimui. Jis jau laimėjo savo. Man užteks. Tai ką, keliaujam prie pirmo turo. Linkiu visiems sėkmės. Žaidėjom studijom pasiplajam dar kartą ir važiuojam. Pirmas turas prasideda dabar. Pirmas teiginys. Tiesa ar melas? Skamba taip. Alytaus roko grupė Airija iš pradžių vadinosi Šiaurės Airija. Taip ar ne? Vienas dalyvis sako, kad tai tiesa, kas mano, kad tai yra tiesa. Simonai, Žauskai. Nu, atsiprašau. Čia kaip pirmas Alytus ir Alytus, tai galvoju yra Airija ir Šiaurės Airija. Aš irgi galvoju, kad čia 2 variantai. Dar Alytaus kaimas yra, ne? Yra. Tu pasakai, kad kažkoje stovykloje būdavai. Nemunaityje. Nemunaityje. Yra buvusių Nemunaičio stovykloje kažkas.
Paplokit, kas yra buvo Nemunaičio stovyklų. O aš esu 90 metais, buvo laida tokia Sportozaurai. Taip, su Ramūnu Rudoko. Ir aš ėmiau intervą iš Nojaus Alytuje, centrinėje aikštėje priešais teatrą. Ir jis pasakojo apie Alytų, apie save, apie tai, kaip jisai kočiojasi, ten nesportinė laida buvo. Taip. Tai puikiai žinot, Dusino turbūt klausimų irgi nekilo, tikrai neteko girdėti, ar ne, kad būtų... Ne, kažkaip, bet aš jaučiu tokį šiek tiek dabar spaudimą, kad vdruk suklysiu, tai tokia biški gėda, kai nuo Lietuvos. Aišku, niekas dabar nepaplos, ar kas nors iš vietinių alytiškių patikėjo, kad čia yra tiesa ar ne? Galit paploti, yra tokių ar ne? Yra, bet neploja. Kiosko šefas sako, kad tikrai yra, bet aišku, nepaplosit. Taip, iš tikrųjų, nesivadino Airija Šiaurės Airija. Grupė susikūrė 92 metais, po to grupės lyderis kartu su žmona būgnininkė grupės emigravo, žinot kur? Aišku, į Airiją. Taip. Ir įdomus dalykas, nežinau, ar visi yra užfiksavę, bet grupės būgnininkė Asta 2009 metais atstovavo Airijai Eurovizijoje. Su grupe, buvo merginų roko grupė Black Daisy ir jinai buvo būgnininkė ir ta grupė laimėjo Airijos atranką ir dalyvavo Eurovizijoje. Toj šaly, man atrodo, vyko, kur dabar iš mažosios R raidės ir jos. Tai ten mes netgi Lietuvos... Kodėl tu taip Rumunijos nemėgsti? Atsiprašau, aš labai... Šiaip Rumunija labai graži šalis virsta, kai pakeiti vieną raidę. Ramunija. Ramunija. O aš, Airiją paminėjai, jeigu galima prisiminimų šalis, tai čia būtina. Buvo toksai vieni pirmųjų Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės susitikimų buvo su Airija žaidė ir čia buvo toksai bairis, kad organizavo airiams sirgaliams atvykimą, jaunimas vietinis. Pirmą kartą gal tokia buvo didelė grupė, traukiniais jie važinėjo, Rygoje žaidė ir Vilniuje žaidė. Tai esmė apie ką, atvažiavo tokia padugnės airių. Nes pasirodo buvo skelbimas į laikraštį, organizuojama kelionė į Lietuvą, į futbolo rungtynės, degtinės kaina Lietuvoje yra ten pusę paundo ar kažkas tai tokio. Ir susirinko visi benamiai tokie, nerealūs. Tai aš nesu matęs girtesnių žmonių pasaulyje, turbūt tam traukinį. Kai važiavom dar sienos, buvo tarp Lietuvos ir Latvijos, stabdė traukinį, neatsiprašau, dar į Piteryje važiavo, ekskursija buvo. Tai iš Piterio tarp Rusijos ir Lietuvos kažkuria tarp Rusijos ir Latvijos atėjo pasienietė, moteris, ir vienas airis atidarė kupė duris, jis stovėjo visiškai nuogas ir pasai dantis įsidėjęs. Ir ta prasme, jinai ten neturėjo kur akių dėti. Šiaip tai įdomus dalykas, kad turbūt nuo panašių istorijų ir apskritai prisiklausimo apie tą Britų salyno fanų kultūrą ir nekultūrą, buvo labai blogas susidaręs įspūdis kažkodėl apie škotų sirgalius, kurie yra visiškai geriečiai, kai atvažiuoja, jie tiesiog geria daug alaus ir draugiški, ir jie labdaros, pasirinkdavo kažkokį fondą ir atveždavo, surinkę pinigus ir pervesdavo kažkuriam labdaros fondui, vieni geriausių fanų pasaulyje, bet kai kažkada Lietuvos rinktinė turėjo žaisti su Škotija Kaune, ir sutapo kažkaip, kad tą pačią savaitę vyko Kauno džiaz festivalis. Tai Kauno savivaldybė, bijojusi šitų urlaganų, perkelė festivalį džiazo, nes nedaug dievė, kad čia bus kažkokie konfliktai. Nors kaip tik turbūt būtų puikiausia sinergija šitų dviejų dalykų. Tai kartais reikia skirti... 1-0 laimėjom. 1-0 laimėjom, teisingai. Ta pačią savaitę 1-1 su Vokietija, Nürnberge. Mes su Simonu važiuodami prisiminėm šitos visus laikus, kurie beje baigsis, nes dabar Vytaras turbūt žino apie pertvarkas atrankos sistemos. Kad nebebus jau viskas pagal krepšelius, o tiesiog bus 3 divizionai, kaip dabar Tautų lyga ir dabar turėsim tiesiog daug liūdnų mačų prieš Maltą. Prieš bet ką, prieš Farerų salas tikriausiai ir taip toliau. Taip, bet gal neliūdėt, susirinkom, gal tada tiesiog keliaujam į antrą klausimą, jau matau, žiūrovai šnekasi tarpusavėje, mes to nenorim. Grįžkime į Alytų. Grįžtame į Alytų, arba šiek tiek plačiau. Žiūrim dabar taškus. Liustrė pirmo vietoje nesureagavo greičiau, nes žino, kas yra Airija ir kas yra ne Šiaurės Airija. Antras teiginys, antras klausimas. 97 metų filmo Titanikas gamyba, net pritaikius infliaciją ir visą kitą, kainavo brangiau nei laivo, originaliojo laivo. Kas kainavo brangiau tų laikų pinigais? Ar Titanikas filmas ar Titanikas laivas? Du sako taip, vienas sako, kad ne. Kas sako, kad taip? Vytaras, turbūt protmašinis bagažas irgi leidžia atsakyti šitą klausimą. Taip, yra aš šitą faktą kažkur žinau ir žinau, kad
statant Titaniką, ten buvo viršyti visi įmanomi biudžetai, kurie buvo pradiniai, ten augo. Bet to vis tiek užteko tam, kad filmas 97 metais kainavo 200 milijonų. Galima truputėlį čiutiliau publikoje. Suprantu, kad norisi diskutuoti, bet bandom neperekti vieni kitų. 200 milijonų kainavo filmas, laivas kainavo 7,5, bet pritaikius infliaciją tų laikų, tai vis tiek būtų atitiktų tik 120 milijonų. Tai va, tikrai buvo daug brangiau pastatyti filmą apie katastrofą, negu pati katastrofa ir jos objektas kainavo. O atsakytume toks papildomas klausimas, net kažkam, kiek lietuvių buvo Titanic'e, pavyzdžiui, laive. 3, man atrodo. Man atrodo, kad 3 aš irgi girdėjau. 3. Kunigas ir dar 2. Kunigas, kuris atsisakė gelbėjimo ir sėdėjo bibliotekoje ir priminėjo. Mes jau žaidžiam šį čia? Oi, atsiprašau. Trečias klausimas, skubėkit atsakyti. Kas čia pasispaudė netyčia, atsiprašau labai. Aš žaidžiau toliau, kol jūs išnekėjote. Kągi, bet aš tikrai nespaudžiu, nežinau, kas čia nutiko. Man visada su tais kompas. Vyrai, turėsiu truputėlį prisivyti, aš tada žiūrėsiu ekraną, kad netyčia nebūtų kažkokių dalykų ir galėčiau pas vieną kitą. Pagaliau buvo klausimas, kai žinau atsakymą ir negavau šansų. Aš galvoju, bet nuoširdžiai, ar būtumėt galvoja, kad čia yra teisybė, ar čia būtų prigavimas, būtumėt atsakę, ar ne? Aš būčiau taip sakęs. Taip, nu gerai. Morališkai turit patašką, bet nelabai supratau, kas šį vyko, nes aš tikrai nespaudžiu, atrodo nieko. Taip, Windows'as pats padarė. Čia su Windows'as ir dirbam, labai įdomu. Flopiką įdėjo gal Jo. geriau. Grįžtant prie, tikrai buvo 3 žmonės, vienas kunigas, kuris sėdėjo bibliotekoje ir priminėjo išpažintis, buvo vienas žmogus, kuris dirbo personale. Ir vienas keleivis, kuris vyko Amerikoje 3 klasiai. Ir dar vienas buvo 4 lietuvis, apie kurį mažai žinoma, kuris nebuvo pačiam Titanic'e, bet jisai buvo laivo kapitonas, kuris pirmas išgirdo signalą 100 km nuo įvykio vietos. Karpatijos kapitonas. Jo. Ir, žodžiu, to susijęs su visa šita istorija. O dėl Windows'ų, nu taip, čia klausimas susiknyso, bet ką padarysi. 95 metais pasirodė šita operacinė sistema su visais naujovėmis, kad start mygtukas, toks, kas dabar atrodo neatsiejama dalis, pirmą kartą buvo pasauliu pristatytas kaip naujovė. O kažkam teko 95 Windows iš jūsų naudoti? Teko. Nes aš tai tik ant XP jau atėjau. Žmogus gimęs, operacinė sistema atsirado anksčiau negu žmogus gimė. Tai 96 metų operacinė sistema Šakiuose įdėkta. M1 dirbau kažkada žinių redaktoriumi, atsimenu, man leido prie kompo prieiti ir mane apmokė, kaip ten, aš buvau užsirašęs ant popieriaus visas komandas su simboliais, ten enter, ten tas, anas, nu, tokia seka, nes buvo šakės. Aš prisimenu, kai mano mama mokytoja, jinai turi diplomų kompiuterinio raštingumo, ten visą sieną gali ištapetuoti, kad ten mokytojai ten būdavo mokomi, bet man juokingiausia, kaip vykdavo ten tokių provincijos mokytojų mokymai. Tai pavyzdžiui, sakydavo, kad dabar ponios atsidarykit ir spauskit filė, file, ta prasme. Kad įsimintų, sako, paspaudžiat filė ir tada jau... Paste. Bet vis tiek, žiūrėkit, jau juokėtės, bet vis tiek sakydavot undo, o ne andu, ar ne? Tai žinot, čia juokėsi podas. Bet buvo dar tokia knyga Windows'ai žaliems. Taip. O tai tą sudegusi klausimą gal galima deletę? Arba kenkel padaryti. Kenkel paspaus negalim šito vietoj, tai taškų negausit šitą dalyką. Aš kaip sakiau kažkada, kad ant televizoriaus pultelio yra estų kalba viskas parašyta. Mutę valume. Bet kaip laikai keičiasi, vienas draugas pasakoja, kad įjungia tas namuose televizorius. Ir žinot, prieš žinių laidą paskutinę minutę pasirodo laikrodis, kuris tiksi iki žinių valandos. Ir vaikas sako, tete, kodėl taip lėtai kraunasi? Tai žodžiu, tai tokie dalykai pasijokiam. Įdomus dalykas, žinot tą kultinį Windows'ų paleidimo garsiuką. Tai žymus muzikantas Brianas Eno specialiai kūrė. Windows'ų šeimininkai rinkosi iš 84 variantų, bet pats muzikantas po to pripažino, kad kūrė viską su Macintoshu, nes su Windows'ais tiesiog nepatiko jam dirbti. Taip, nu ką, dabar gerai, viskas. Bandom nekartot klaidų ir dėlėti šitą, nebuvo šito dalyko. Keliaujam prie 4 klausimo.
Sėkmės visiems. Dabar žiūrim, kad Liustrė varo toliau. Žora. Dabar gal irgi žinosi atsakymą šitą klausimą. Apie pinigus, Justina. Šiek tiek. Litas Lietuvai buvo įvestas jau po popiežiaus vizito. Abu įvykiai įvyko 93 metais. Taip ar ne? 2 sako, kad taip, 1 sako, kad ne. Kas sako, kad ne? Aš. Tai nesusijęs su finansiniu raštingu, be abejo, čia yra istorinis toks faktelis, bet iš tikrųjų, popiežius Lietuvoje buvo, Vytarai, kurį mėnesį 93 metų? Rudenį, man atrodo. Rugsėjo Nes žmona pradžią. į Lodzę, ar kur ten važiavo, net Jo, kur ten. okay. Jūs diskutuojat apie tokius dalykus, kur aš tiesiog tik skaičiau. Gerai, žinai, kad Tai popiežius. aš, pavyzdžiui, dar atsimenu, kaip įvedė litą, tai aš iš pat ryto nubėgau, dar tada buvo Lietuvos taupomoji kasa, išsikeičiau Vagnorkės į 10 litų, nes žiauriai norėjau greičiau turėti tą litą ir tai buvo toks wow spec efektas. O jūs atsimenat, kai eurą įvedė? Atsimenu, kad kažkas ten su bankomatu reportažą rodė. Jo, kad tuo metu premjeras, man atrodo, buvo Algirdas Butkevičius ir pirmąjį po vidurnakčio ėjo išsitraukti pirmojo banknoto euro iš bankomato. Tai 10 litų labai greitai iškeliavo, ta prasme, žaibiškai. Ai, tas nuspratau. Tiesiog, atsimenu, ten 3 alaus nusipirko, ar 4. Gal 4 pagal toks metų. Bet, tiesiog labai pasikeitė perkamoji galia, sakyčiau. 1/4 galbūt. Taip, litas įvestas birželio 25, popiežius buvo rugsėjį ir aš pasižiūrėjau, aš net neįsivaizdavau, galvojau, kad čia tiesiog atvažiavo, vieną dieną pabuvo, kitą dieną išvažiavo, bet pasirodo, kad Lietuvoje jisai buvo 4 dienas. O Latvijoje tai po dieną, ten ką pastos ant protestantus ilgai būt. Bet Lietuvoje buvo visas 4 dienų turas, mišios buvo laikomos vienos Vingio parke ir rašoma, kad buvo 100 000 žmonių mišios. Tai gali būti taip. Tai buvo didelis įvykis, tikrai. Nes, tiesiog, popiežius Lietuvoje, wow. Kągi, turime artėjantį paskutinį pirmo turo klausimą. Liustrė ir toliau varo kaip, nežinau. Kaip išalyt. Kaip išalyt. Analitikė. Šiaip visai džiaugiuosi, kad savo vardo neužsirašiau. Ne taip gėda. Aš iš Žoros kas nors tikėtųsi daugiau teisingų atsakymų, nežinau. Bet. Gerai, bet žinokit, dar 20 su viršum klausimų laukia. Paskutinis klausimas. 93 metai. Minimas Snaigės Mykolo jubiliejus. Ir miesto savivaldybė rimtai svarsto Alytaus pavadinimą pakeisti į Snaigiamiestį. Taip ar ne? Tiesa ar ne? Kas nors patikė ar ne, kad taip gali būti? Vienas žmogus. Galim paploti šitam vienam žmogui, nes tikrai aš tikėjau, galvodama šitą klausimą, kad bent vienas žmogus pakiptų, mano darbas būtų nuveiktas šitoje. Bet čia toks kaip balandžio 1, neįtikėtini melai, ta prasme. Net aš nepatikėjau. Net Žora nepatikėjo, net Žorai atrodė, kad jau per daug. Iš tikrųjų, bet faktai baigėsi ties to, kad iš tikrųjų tai buvo metai, kada buvo švenčiamas Snaigės gamyklos jubiliejus, 30-asis. Tai vat Snaigė šventė jubiliejų, bet savivaldybė nesvarstė, kad būtų gera mintis pakeisti miesto pavadinimą iš Alytaus į Snaigiamiestį. Esate turėję šalituvą Snaigę? Jūs net neklausiu, nes turbūt miesto piliečio titulą atimtų. Šiaip neatsimenu, bet, pavyzdžiui, ir net savo šeimoje ir aplinkoje net neturiu žmonių, kurie būtų dirbę, pavyzdžiui, Snaigė. Ar čia yra Snaigės darbuotojų arba jų kad šeimos nariai būtų buvę? Yra? Neabejoju, kad turėtų būti. Mes su Martynu, kai keliavom po Pietų Ameriką ir automobiliams duodam vardus, tai turėjom tokį Volkswagen T-Combo 2 ir pavadinom jį Snaigė, nes jis tas senų snaigių panašus, baltas ir be to, kai mes nutarėm, jame buvo labai šalta ir jisai veža brangią mėsą. Viena iš minčių, kodėl sugalvojau tokį klausimą, be abejo, Alytus ir Snaigė, bet aš buvau prisiminęs ir šitą momentą. Gerai, baigiam pirmąjį turą, visi turi taškų, su kuo visus ir sveikinu. Pagaliau. Žora. Linkiu ir toliau tokiais, gal spartesniais tempais, bet viskas bus gerai. Antrasis turas yra testinis, bus 5 klausimai, kiekvienas turės po 3 atsakymo variantus. Jums reikės kuo greičiau pasirinkti kažkurį pageidautiną teisingą. Žora. Dar kartą.
Spaudimą, tai Aš rošlė. labai gaunu spaudimo daug. Keliaujam. Vienas iš 3. Sėkmės visiems. Pirmasis klausimas vėlgi bus susijęs su Alytumi. 95-97 Alytaus krepšinio komanda savo pavadinime turėjo žodį savy. Kieno tai traupinys? Sabonio vyrai, Sadauskas Vytautas, Sakalai ir Vyturiai. Tai yra 2 žodžių pirmosios 2 raidės. Sabonio vyrai, Sadauskas Vytautas, Sakalai ir Vyturiai. Kas spėjo, kad Sakalai ir Vyturiai? Justina. Žora pelno antrąjį atsakymą išėlės, teisingai atsako. Žinojot ar spėjot? Pagal variantus. Štai atmečiau. Jo, atmetimo būdu. Nemanėt, kad galėtų būti Sabonė. Niekas nemanė, kad Sabonė. Sakalai turėjau, taigi Vilniui buvo Taip. Sakalai, Taip. Sabonis. Sabonė vyrai buvo kiti, ar ne? Su Alytum nieko bendro neturiu. O kurį tu pasirinkai? Tu pasirinkai? Kurį pasirinkai? Sakalai ir Vyturiai. Tiesiog kažkaip. Be. Atmetimo būdu irgi, ne? Ne, aš atsimenu, kad buvo tokia krepšinio komanda Sakalai ir galvoju, gal čia kažkaip jo, bet nesu. Įdomus dalykas, kad savy irgi susikūrė Vilniuje. Verslininkas Vytautas Sadauskas sukūrė komandą savy, bet labai greitai ta komanda susikūrė ir siekiant plėsti lygos LKL geografiją, iš karto buvo, kaip sakytų, migruota į Alytų. Ir taip sėkmingai ten buvo 3 metus, kol komandos pavadinimas pasikeitė. Garastas trenerių buvo savy. Ar Alytos, ar gal savy dar nebuvo? Bet... Jau painiojus. Jo, bet po to persivadino į Alytaus Alytą. O Sakalai vieną, man atrodo, ar 2 sezonus žaidė iš Akiuos namų varžybas. Prašau. Nu, iš Vilniaus. Skaisgirys ten. Gal su Skaisgiriu? Jo, ir turėjom dabar visai naują areną gerą, tai jie tiesiog pradėjo žaisti. Ir Žalgiris buvo, atsimenu, atvažiavęs, ir Rytas lygtis, tai jau. Prašau. Tai va tokie krepšinio niuansai. Dabar keliavam prie antro klausimo, kuris bus šiek tiek susijęs labiau su užsieniu, su teismais gal net. Barbės gamintojai 97 metais padavė į teismą grupę Aqua dėl kūrinio Barbie Girl. Kokio dydžio kompensaciją pritėsi dėl jų prekės ženklo menkinimo, ne? Ar $0, ar simbolinė $1, ar $1 000? Visi 3 manot, kad simbolinė $1, visi 3 dėja klystate. Tai teisingas atsakymas yra $0. Teismas pripažino, kad tai yra tiesiog parodija ir tai yra leistinos parodijos ribos. Įdomus dalykas, kad pati muzikos kompanija padavė Barbės gamintojus Mattel į teismą dėl išreikšto spaudimo. Ir ikoninis yra jau istorijoje ir popkultūroje ir teismų praktikoje teisėjo, jo pavardė yra Alex Kozinski. Jo verdiktas baigėsi žodžiais, angliškai pasakysiu, the parties are advised to chill. Ginčio šalis yra, ginčio šalis patariama atvėsti. Apie Lietuvos politiką yra, ne? Yeah. Kai kažkas postą praranda, tai... Galėtų būti atvėsimo laikotarpis. Tai buvo patarta atvėsti. Istorija parodė, kad kažkaip su laiku Barbės gamintojų pyktis ant šito kūrinio atlėgo. Ir jie, kai buvo Barbės filmas, paskutinį dalyką pasakysiu, jie jau panaudojo šitą kūrinį Barbės filmo soundtrack. Man su Barbė irgi buvo istorija. Aš kaip gavau kažkada pinigų litais jau, kažkokią gerą algą, neatsimenu, už ką aš ten gavau. Ir aš norėjau įsiteikti labai dukrai ir nupirkau už 50 litų vestuvinę Barbę suknelę. Žiauriai kietai. Prasme, padovanojau dukrai. Jinai kitą dieną nuėjo į darželį ir išsikeitė su draugai kažkokias namų darbo drapanas ten. Ir aš nežinau, ką vaikui sakyti, nežinau, kaip analitikė, ką sakytum. Šalia sėdi finansinio raštingumo ekspertai. Sakau, aš investavau, kad normaliai, o po to... Ir investavo į mokslą, kaip pasakykime. Koks čia mokslas? Iškeitė į drapanas kažkokį. Ok. Važiuojam toliau, nes čia man atrodo, kad reikalai tik tai užsikūrinėja ir Žora jūs pirga nori vytis. Rezultatas nesikeičia, Liustra vis dar pirmauja, bet Dudė neatsilieka, Žora labai dar irgi turi visus šansus pasivyti. Klausimas vėl apie Alytų. Kelintais metais transliaciją pradėjo Alytaus radio stotis FM 99. 93, 96 ar 99. Vėl visi lengviausia. Jūs galvojat, kad 99 dėl to, kad metai. Čia dažnis yra iš tikrųjų dažnis. Bet ne, čia yra
Bet tai įsivaizduok, jeigu būtume pasirinkę 9-3 arba 9-6 ir būtų 9-9, na čia iš viso. Įsivaizduok, kas būtų buvę 9-3, būtum tašką gavęs, bet labai nedažna būsena. Bet ir jubiliejų dabar šventė, tiesą sakant, man atrodo kažkur. Tai turėtų kažkada 23 turbūt būtų buvę, jeigu 93. Kažką Jo. painai. Tai alytiškai turbūt žinojo, ar ne? Ar yra, atskleiskit, 10 žmonių žinojo. Galit paploti visiems, kurie žinojo. Gerai, jeigu jūs kramtot nagus ir liūdį dėl to, kad nežinojot faktų apie Alytų, dabar turėsit progą arba atsirevanšuoti, arba dar labiau gelkūnijos nusigraužti, nes ketvirtas klausimas šito turo irgi yra apie Alytų. O, ne. O taip. Šakių balsas. Apie demografiją pakalbėkime. Pagal visuotinio gyventojų surašymo duomenis daugiausiai žmonių Alytuje gyveno 91 metais. Kiek? 3 variantai. 71 200, 76 500, 81 800. 2 atsakymai teisingi. 76 500. Justina, ką tu spėjai? 81. Teisingai atspėjau. Teisingai atspėjai, Vytaras neatspėjo. Neatspėjau. Vytaras mane, kad pervertino... Man Alytus yra didis miestas. Didis miestas, taip. Vadinamasis 80 000 miestas. Aš esu išmokęs tokiuose klausimuose visada rinkti skaičių vidurinį. Kaip matom, veikia kaip uoga. Na, kaip uoga. Šitam klausimui tik tai. Taip, o kas pasakys, kiek dabar Alytų gyventojų? PM3 kokie. PM2. O. Prašau. Čia nėra ką plot labai. Aš kiekvienais metais atsidarau miestų pagal kiek žmonių gyvena ir tikrinu, į kuriuos miestus dar galima važiuoti pasirodyti, kur jau neįmanoma. O kokia riba? Ganėtinai neblogai žinau. Simonas prieš mėnesį buvo. Ar buvo kas nors Simono pasirodymą prieš mėnesį? O, buvo. Prašau. Čia visi, kurie buvo. Ačiū, Vytarai. Štai taip. Roast of Simono Žurauskas prasideda. Tęsim. Alytų iš tikrųjų žmonės perka bilietus, tik paskutinę akimirką aš pastebėjau irgi. O kokį renginį darėt? Mes su Marčium kelionę humoro šou darėm. Kelintais metais darėt? Čia po Žalgirio mūšio iš karto, man atrodo. Dar kai 80 000 gyventojų turėjo miestas, dar kai neapsimokėjo, ar ne, važiuot. Gerai. Ok, tai dabar situacija keičiasi ir žiūrėkit, kaip sparčiai... Ką didė? Sakyčiau, tarp Dudės ir Žoros mažesnis atstumas negu tarp Dudės ir Liustrės. Tai dar jeigu būtume... Pirmą kartą žmonijos istorijoje toks sakinys buvo ištartas, sakyčiau. Ir paskui... Vytaras, Simonas tu pasivys. Vytarą. Okay. Kaip Lenkų grupė buvo kažkada 2+1. Tai čia panašiai yra. Ok, uždarom antrąjį turą. 5. klausimu, kuris skamba taip. Kurio produkto reklaminis šūkis 90-aisiais buvo skonio nepamirši visą gyvenimą? Hrustik kukurūzų, Ruffles bulvių traškučių ar Valio ledų? Yes. Taip dvėjojau. Bet girdėtas, ar ne? Tarp Hrustik ir Valio jau dingo tie ledai, ne? Jie kažkaip mažokai jau besigirdė, kažkaip kitus. Yra, man atrodo, Lietuvoje dar Valio jogurtų kažkokių ir dar kažko. Ir man atrodo, net belaktozinis sviestas yra Valio dar galima rasti, bet ledų jau ne. Bet man tai buvo kažkoks kosmosas, sprogdino galvą tie ledai iš tikrųjų. Kas dar atsakė teisingai? Aš. Tai aišku, Žora tylė, nieko ne. Nesi ragavęs Valio ledų. Aš kaip pamačiau, aš galvojau, kad ne Valio ledai, o Valio ledai. Tai aš ant tiek nežinau jų. Aš tik pasižymėjau vieną istoriją. Va čia besirašant žaidimui, mano geras bičiulis žurnalistas Dovydas Pancerovas parašė, cituoju tiksliai, kai jis man parašė apie Valio ledus, kai mama iškepdavo savo firminių bulvių, tokių plonai pjaustytų, paskrūdusių, užsidėdavau grietinės ir įsivaizduodavau, kad valgau Valio ledus. Tokie 90-ieji buvo. Vytarai, bet teko ragauti šitų ledų, ne? Teko, bet kažkaip nedaug mes. Gal brangesni buvo? Jie brangesni žymiai buvo. Turbūt, kad kažkaip aš jų, žinau, kad jie buvo, reklamą mačiau, bet kad būčiau dažnai jų valgęs, tai ne. O skonį pamiršo, ar prisimenat? Pamiršau. Skonį ir pamiršau, bet... Aš sakyčiau, tie importiniai ledai būdavo gerokai saldesni negu lietuviški. Tai man nepatiko. Niekas iš Panevėžio plombyrą nebuvo, nėra ir nebus mano
žodynė. O kiti produktai tai irgi egzistavo, bet jau šūkiai buvo kitokie. Ruffles bulvių taškučiai, aš prisimenu, kaip jie atsirado, jie kartu su Leis. Nebuvo, įsivaizduoju, kad kažkada nebuvo Lietuvoje nei Leis, nei Estrelos, nei kitų taškučių. Ir Ruffles atsirado tuo pačiu metu, bet jie ir neįsitvirtino kažkaip. Jie buvo tokie su nelygiu paviršiumi tokie. Aš atsimenu, buvo tokie traškučiai, vadinosi A lyga. Atsimenu tokius? A lyga. Ne, neatsimenat kas nors. Paralelė kažkokia realybė. Nu, jie tokie kaip tokie stalčiai, tokie bulvių masė presuota tokia. Ar jie traškučiai buvo? Tikrai ne bulvė perpjauta, tikrai buvo tokia. Ne, perpjauta, bet tokie šiaudeliai, tokie ir lenkti. Tai dar kitas. Tokie pusti kaip, ar ne? Pala, aš tu esi... Ai, negaliu. Nu, žodžiu, gal paskui. Supratau. Taip, o chrusty kukurūzai tai buvo ukrainietiški kukurūzai, kuriuos beje gamino šiaip lietuvis. Verslininkas Remigijus Liepa. Jis įkūrė Chrustiko įmonės ten su keliais verslo partneriais ir dabar po karo jau grįžęs yra gyventi Lietuvą. Tai įdomus dalykas. Jie labai buvo kažkaip vienu metu užpilti, parduotuvėse buvo pilna. Ta kukurūzų dėžė tokia buvo popierinė kartonė, didelė. Taip. Tai mes, kai aš buvau mažas, va čia dar iki 90-ųjų mes darydavom, kai Vilniuje augau kiemuose, kaip Alytaus daugiabučiuose, tai padėdavom tuščią tą kukurūzų dėžę, tokia būdavo ir į vidų plytą įdėdavom. Paspirtų žmogus ir... Paspirtų, tai dar paspirtų, bet būdavo kas ir dviračių bandydavo pervažiuoti. Tai tokie vaikiški žaidimai. Man tėtis yra pasakojęs. Netoli Šakių, toks yra miestelis, kur Dirkos naumiestis. Ir kad pasakojau, kad ten kažkaip, kad jie žaidė futbolą, ar kas buvo, ir kažkoks žmogus sugalvojo paimti futbolo kamuolį, perpjauti ir akmenų prigrūsti. Ir kažkaip tas kamuolys šuo nebuvo ir mato, kaip žmogus iš toli atbėga, bėga ir spyrė į kamuolį ir visa pėda sutrūko, jam tiesiog kaulai lūžo. Gražiai pakrypo istorija. Kažkur yra čia toks meninis performances Lietuvos futbolas, maždaug šitoje vietoje. Ok, baigiam antrąjį turą. Pradėsime trečiąjį ir vėl klausimas bus apie Alytų, bet šiek tiek toks kitokių kampų, truputėlį. Ne viskas yra, žodžiu, gerai, nieko nepasakosiu. Bet vienas iš 4, dabar vėlgi testiniai klausimai, tik variantai bus jau nebe 3, o 4. Ir klausimas skamba taip. Čia biški jau 2000-ųjų pradžia gal labiau. Kokio pseudonimu geriau yra žinomas alytiškis Edgaras Balys? Ar tai yra Mad Money, ar tai yra Baltalietuvis, ar tai yra Pišius, ar tai yra OG Version? Edgaras Balys. Kas galėtų būti Edgaras Balys? Kokio pseudonimu jis geriau žinomas? Pasimetė, atspėjau, geras. Taip, 2 iš dalyviai spėjo, kad tai yra Pišius. Ar žinot, kas yra Pišius? Alytiški žinot, kas yra Pišius? Ploja, kažkas ploja, aišku. Okay. Kas dar atsakė, kas Pišius? Aš atspėjau. Justina, nežinai, kas yra Pišius? Ko užsima Pišius? Jis seniau... Gerai, klausom Justinos dabar. Kaip tu manai, kas yra Pišius? Ko yra žymus alytiškis Pišius? Aš pirmą kartą girdžiu jį. Ačiū Dievui. Kaip yra smagu, kad žmonės, kai kurie sugebėjo išvengti šito. Pišius yra toks... Dabar jau nelabai veiklą vykdantis, kiek aš žinau. Žinot, kas nors, ar jis dar kažką veikia, ar ne? Man atrodo, kad jo ne. Jisai būdavo Šilanskas kažkas. Jo, toksai Šilanskas, bet, Šilanskas dar yra sveiko gyvenimo būdo propaguotojas, pavadinkim tai, pagal tai, kaip Pišius elgdavos ir atrodydavo. Su labai daug keiksmažodžių, labai daug tokio, nesubtilaus humoro. Karalius buvo vienu metu. Paskutinis dalykas, ką aš apie jį atradau, kad 2018 m. spalį buvo pranešimas kažkokiam regioniniam Alytaus portale, kad alytiškis humoristas juokaus Kibininėje. Čia yra kažkokia Alytaus Kibininė Putinų gatvė, čia gali būti teisingai, ar net čia netoli vis, ar ne? Tai paskutinis ženklas, mano užfiksuotas Pišiaus yra, kad 18 metais spalį jisai šitoje visų Kibininėje dar kažkaip šou darė. Toliau nežinau. Aš iš Pišiaus žodį sužinau, tiesą sakant. Kokį? Distrofikas. Aš nežinau, ką jis reiškia. Keturskiemenį žodį iš Pišiaus sužinojai. Jo. Jis atsimenu pasakojo anekdotą, distrofikas, ir aš ateinu pas mamą ir sakau, ką reiškia distrofikas. Ir sako, tave kažkas pavadino taip. Pišius. Supratau. Bet bent tiek. Šiaip Alytui geri labai pavadinti. Aš čia ne į temą turbūt, alytiškių visą laiką norėjau paklausti ir pamirštu. Kai važiuoju iš vienos pusės ir šiandien važiavau iš Birštono, yra nerealiai geras alaus baro pavadinimas. Aš jame niekad nebuvau, bet vadinasi Spastai.
Kas čia? Yra... Aš suprantu, ką jie nori pasakyti. Kaip yra, man asmeniškai geriausias yra dėja jų bankrutavusios kažkodėl statybų įmonės pavadinimas UAB pamatai ir pastatai. Tai spastai čia yra iš tų senų reklamų, kaip kartą paragavęs, negali sustoti, ne? Spastai yra, jo, aš suprantu. Taip, gerai. Rimtas baras. Bet rimtas, ne? Ar lengva išeiti iš jo, ar ne, su taksi, supratau, išveža, taip? Išveža. Supratau. Ir jis miške kažkaip, ten, nuoroda į mišką ir spastą. Nu, spastai miške yra, spastai miške. Gerai, antras klausimas, vėlgi spėkite apie kokį miestą. Apie Alytų. Tiksliau, apie miesto galvą. Diudė artėja prie liustrės. Dar vienas sakinys neregėtas gamtoje iki šiol. Sėkmės atsakinėjant į antrąjį klausimą. Kokiame realybės šou 2003 metais dalyvavo dabartinis Alytaus meras Nerijus Cesiulis? Ar tai yra ferma, ar tai yra ūkininkas ieško žmonos, ar tai yra... Tyliai nepasakinėjom vienas kitam ir dalyviam. Ar dangus, kur dalyvavo? Nu gerai, visi teisingai atsakė, visi žinot Nerijus Cesiulio. Visi girdėjom atsakymą. Visi girdėjo atsakymą. Aš negalėjau kitaip atsakyti, nes dabar tu pats tokią laidą darau. Nu jo. Aš čia... Bet Cesiulis buvo pirmas. Cesiulis, bet jis nelaimėjo, man atrodo, fermas, ne? Laimėjo? Laimėjo fermą. Laimėjo fermą. Aš tik radau jo aprašymą jau vykstant realybės šou, kad 21 metų Alytaus kolegijos transporto vadybos trečiakursis alytiškis didžiajauja, organizuoja jaunimo renginius, koncertus, dalyvauja jaunimo organizacijų veikloje, nevedęs, dalyvavo projekte, nes vasarą neturėjo ką veikti ir norėjo patirti kažką naujo. Dar kartą fermoje nedalyvautų, tačiau kitokiame realybės šou mielai išbandytų savo jėgas. Realybės šou politika turi neblogą dalyvį. Tai sveikinu visus 3 dalyvius pelnus taškų, sveikinu Nerijų Cesiulį ir toliau sėkmingai dalyvaujant projektuose. O dabar perskačiuojam taškus ir keliaujam prie muzikinio klausimo, kuris jau bus nesusijęs su Alytumi. Kokios žymios grupės nariu iki 2006 metų buvo Leonas Somovas? Saulės Kliošo, Skylės, Biplanų ar Inkulto? Leonas Somovas grojo grupėje Inkulto, tai yra tikras faktas. Wow. Ir jis iš jos išėjo prieš Eurovizijos tą jų... 2009 metų, ar ne? Jo, 2006 metais jis dar pralaimėjo LT United, ir tada jis jau nebedalyvavo. Aš nežinau kodėl, bet man buvo laiko tarpas kokių 4-5 metų, kur labai gerai atsimenu. Tai viską... Tada... O kas šiemet laimėjo, atsimeni? Lietuvos Eurovizija? Ar... Ne, Europos Eurovizija. Atsimenu. Aš tai ne. Jis sako, taip ir reiškia bulgariškai, kad ne. Čia tai mums buvo iš tikrųjų Bulgarijai, tos yra kinkavimas galvos kitaip sumarčium, kai važiavam Varnos viešbutę ateinam, turit kambarių? Nu tai sorry, einam, tai turim. O jums tekia girdėti kažkam, yra daug legendų, kodėl taip yra, kodėl bulgarai kitaip. Nu, ne va, tai turkams meluodavo, okupantam osmanams, kad... Ar yra krikščionis, kad jie klausdavo, ar tikite krikščionių dievą, ir jie buvo visi sustarę, kad jie priešingai sakys, kad jų viduj galvos sukiamas reiškia taip, ir rodami šitą ženklą jie išsaugodavo gyvybę. Viena iš legendų, bet galbūt ir teisi. Taip, keliaujam toliau ir vėlgi ilgai nebuvom iškeliavę iš Alytaus ir iš Alytaus politikos. Ir dabar dar vienas klausimas, 4. 3 turo klausimas. Skamba taip, jis toks sudėtingesnis gal kai kam. Kuris politikas 90-2000 metų laikotarpiu nebuvo Alytaus miesto meru? Nuo 90-2000 mūsų aptariamo laikotarpiu. Ar Česlovas Daugėla, ar Dobilas Kurtinaitis, ar Vladas Macedulskas, ar Valdas Kuzabavičius? Nu, alytiškai sužibėkit, kiek išmanot savo politiką. Ir niekas neatsakė teisingai. Surprizas. Visi 4 politikai yra buvę Alytaus merais, bet Česlovas Daugėla juo buvo nuo 2007-2010 metų. Nu, labai jau suktas klausimas. Suktas klausimas, bet apie metus, kuriais negyvenau, apie miestą, kuriame irgi negyvenau. Apie dalyką, kuris nelabai gal yra tavo top 5. Ir nei vieno iš tų nepažįsti. Nu, taip.
Bet kaip ir 90-ieji niekas nežadėjo, kad bus lengva. Tai žinot, koks laikotarpis tokie ir klausimai. Čia buvo taip pagal 90-osius kaip loterija Nemunas. Ai, ta prasme, kad dalyvauji, bet kad laimėsi. Nesuprasi. Supratau. Ir ką, mes dabar turim paskutinį klausimą prieš trumpą pertraukėlę. Sužaidę būsime 3 turus. Matau, kad ne velnio čia niekas neišsisprendė, nes 4. ir 5. turas, ypač 5. turas, turi tuos vadinamus daugiklius taškų ir ten jau bus galima surinkti daugiau taškų. Galima bus arba priartėti, arba kaip tik smigti dugną, tai visko dar gali būti. O dabar linkiu sėkmės keliaujant ir atsakinėjant į paskutinį 3. turo klausimą. Taškai be abejo, matom, niekas nesikeičia. Kurios muzikos grupės šis logotipas? Jūs to pamatysite ir turite atsakyti. Rammsteinų, Take That, Two Unlimited ar Ace of Base? Ir 2 teisingi atsakymai. Take That, be abejo, kaip ir atrodė ta ir ta raidelės. Ar jūs žinojat kažkas? Aš tai logiškai irgi. Logiškai, taip. Nes galvoju, žinai, gal tokia gan grubus toksai galėtų ir Rammsteino, jeigu nežinai, kaip jie atrodo, toksai vokiškas dizainas. Ja, bet aš nekenčiau šitos grupės. Aš suprantu tave, bet... O tu atsakai teisingai? Ne, aš neteisingai, bet aš labiau Take That gal veidus atsimeniau, negu... Niekas nežiūrėjo logotipą. Jo, aš nežiūrėjau logotipą tikrai. Ok, tai mes dabar turim dar didėjančiai, turbūt intrigą, dabar pažiūrim, kad atrodo taškai, nes paskui... Didėjai laimi, man atrodo. Ar pažiūrėsim, arba prisivė, arba jie laimi. Ir štai 23 taškų skirtumų Diudė prieš pertrauką. Toks vadinamas... Vytaras yra komentavęs daug futbolo, kaip tokia situacija vadinavas? Įvartis į Rūbinį, ar ne? Jeigu pertrauka, tada taip. Tai pertrauka, mes dabar keliaujame. Tai dabar bus Rūbiniai, oje, kas tam bus. Dabar prašom visi, ar į Rūbinį, ar į tualetą, ar prie baro, prašom pasipildyti arba kaip tik atsisakyti atsargų ir susitiksime paskutiniam 2 turam, kur čia bus, oi dar visko dar. Žora šiaip turi visus šansus, aš matau, aš tikiu tavim. Jei per pirmą žaidimo dalį bent kartą sušukai, aš žinojau šitą atsakymą, tau priklauso trumpa pertraukėlė. Ir kažkas gaivaus. Pasispausk pauzę ir grįžk į Alytų, pasipildęs atsargas. Liko 2 turai, 4. ir 5. 4. išskirtinis to, kad kiekvienas atsakymas į klausimą yra skaičius. Jums paleidus klausimą, bus pateikta tokia kaip ir juosta, slankmatės, jums reikės pažymėti tą skaičiuką, kur manot, kad yra teisingasis atsakymas. Tai nieko nelaukdamas skubu paleisti pirmąjį turą klausimą, jis tikrai nėra lengvas, jis yra apie Alytų, bet jis nėra lengvas. Ir kur dabar mes matom jį čia, tiesiai 10. Alytuje 85 susikūrė ir 14 metais veiklą atnaujino hard rock grupės Svaras kažkiek. Koks triženklis skaičius yra? Nieko bendro neturi su G&G sindikatu ir Gabrieliu Liaudansko Svaro, tai yra Alytaus hard rock grupė Svaras ir koks skaičius yra paslėptas. Tai vad, kas žino, tas žino, gali labai pelnyti nemažai gerų taškų per šitą klausimą, o kas nežino, nu tai jau spėkit, yra šiek toks paklaidos range'as vadinamasis, kur pataikė į jį, galite vis tiek gauti taškų už apytikslį atsakymą. Tai kaip jūs įsivaizduojat, kiek čia, va, kažkas spėjo 310, Svaras 310, o tai iš tikrųjų buvo Svaras 409. Yra kas atsakė? Yra. Alytiškiai žino savo hardroko legendas, taip, 409, Svaras 409, sveikinu žinojusius atsakiusius. Ir ar kažkas papelnė taškų. Liustrė ir Žora šiek tiek pataikė į tą teritoriją ir Liustrė pakankamai netgi daug taškų surinko. Čia labai gerai pataikė. 1500 taškų lenkė Diudė, kuris šiaip turėtų hardroką žinot, bet ne pankrokeris labiau. Tas, supratau. Plus pats žinau, ką aš padariau. Mūsų kvizas apie 90-uosius, o Svaras 409 grojo nuo 85 iki 85 ir nuo 214, tai jie visą šitą 90-ųjų. Ne 90-ųjų. Jo, bet kadangi Alytus ir visa kita, tai aš, žinot, negalėjau praleisti. Važiuojam toliau, vėlgi finansai, Justina ir visi kiti. Klausimas apie litus, klausimas apie ankstyvuosius jų laikus ir jis skamba taip. Minimalus atlyginimas litais pirmą kartą buvo nustatytas 95 sausį. Koks buvo jo dydis, koks buvo minimalkė vadinamoji litais 95 metų sausį? Nuo 100 iki 1000 litų. Kaip mano, kiek minimaliai žmonės uždirbo tais laikais, gaudami minimalų atlyginimą?
Dar turite 30 sekundžių, laukiam dar vieno atsakymo, 2 žaidėjai jau pasisakė. Kas dar galvoja, visi atsakė ir kažkas spėjo nuo 190 iki 307. Ir teisingas atsakymas yra 100 litų. Taip, vidutinis atlyginimas, gerbėmieji, 95 metų sausį Lietuvoje sudarė minimalus. Vidutinis buvo turbūt koksai netgi, sakyčiau, ką žinau, 100 pam gal. Tai, neįtikėtini skaičiai, bet taip, 30 eurų realiai žmonės gaudavo minimalų atlyginimą. Štai kiek mes nukeliavom nuo tų laikų ir dabar žiūrim, ką šitas minimalus atlyginimas, kokį maksimalų gal taškų skaičių kažkam davė. Vienintelė liustrė, kaip ir prideda finansų raštingumo ekspertai, keliauja tolyn su apitiksliai teisingu atsakymu. Minimalus 300. Aš irgi 307 dėjau. Neįmanoma, sunku prisiminti, kad taip sunku buvo. Sunku prisiminti, kad tai buvo labai nelengva. džiugu, kad dabar yra kitaip. Taip. 30 eurų tai yra kažkur... Aš pirmą paskolą ėmiau būsto, tais va kažkokiais laikais taupomajam bankui, žinai, kokie procentai buvo? 23%. 23%? 23% reikėdavo įnešti kas mėnesį grinais į banką. Bet ir paskola buvo turbūt. Paskola kažkokia. Bet ne kaip dabar ima po 100 tūkstančių. Ne, ten kažkokia šiaip nedidelė visai buvo. 10 2 litų. Kainavo, tai kainavo. Bet vat. Dar dabar tikriausiai paskolą reikia mokėti. Jeigu Dar 20 Grinais vis ir nešu, jau uždarytas tas bankas, bet vis tiek. Privažiuoja žmogelis, atiduoda vokelį. Gerai. 23% čia labai Čia jau. buvo labai geri procentai. Čia buvo labai Tais geri laikais procentai. buvo Jordano procentai vadinami. Gerai, važiuojam toliau. Truputėlį ne 90-ųjų, bet ankstyvųjų 2000-ųjų metų klausimas, kuris buvo, taip užvėsiu ant temos magiškas. Šitas klausimas primena, kad kai kurie dalykai geriausiai atšaldyti. Pavyzdžiui, Gaja. Klausimas. 2005 metais magijos duetas Diarči pagerino užsišaldymo lede pasaulio rekordą. Kiek pilnų valandų, ten buvo ir minučių dar šalia, bet kiek pilnų valandų jie prileido užsišaldę lede ir pagerino pasaulio rekordą. Gal ir net. Nuo 10 iki 100 valandų. Brolis ir sesė. Magai. Aš atsimenu, kad žiūrėjau. Bet... Ir ką prisimeni iš to? Man atrodo, kad 7 kažkelios. Kažkas spėjo, kad 20 valandų. Tiek vertina jėgas. Ne, sako Simonas. Tikrai 72, o teisingas atsakymas yra 61 valanda, jeigu tiksliai. Kažkas ploja, šaunuoliai 40 minučių ir 15 sekundžių. Ir jie beveik 2 valandom pagerino 5 metus gyvavusi tokio, tikrai legendinio mago Davido Blaino pasaulio rekordą. Aš atsimenu, kaip jis pasakojo, kiek ilgai truko minutė, kad kažkaip jis paklausė, kiek dabar valandų, jam atsakė ir jis atrodo kažką ten įsivaizdavo, kažkur buvo nuskridęs, kad labai ilgai laiko praėjo ir jis paklausė, kiek dabar valandų ir parodė 1 minutę daugiau ir suprato, dabar bus smagu. Simonas irgi sakė, kad jis šalčio nelabai mėgėjęs, tai tau būtų turbūt... Man 15 minučių užtektų, man atrodo. Dar tais laikais buvo ilgiausio bučinio konkursas. Taip, ir buvo šokių maratonai, ilgiausiai bučiniai buvo tas laikas, kada... Bet reikėjo, Saulėtekį vyko, kur diskotekos vykdavo tas konkursas ir tiesiog žmonės atsistodavo ir bučiuodavosi. Ilgai. Ir per traukėlę. Ten parom vos neš. Jo, bet po to sakė, šiaip viskas faina, tik lūpas labai tinsta. Gali būti, kad yra šitą atsimenu, nes aš man atrodo... Gali būti, nes žinau, kad man atrodo pasaulio Lietuvos šokių maratono rekordas buvo pagerintas Druskininkuose. Ir ten buvo 80 valandų kažkas tokio, kad žmonės prašoko 3 paras. Ten buvo kažkaip galima, kas 3 valandas ant 5 minučių per traukėlę. Bet šokių dviese, nėra, kad vienas trakalioja, bet ir jeigu vienas iš poros krenta visą porą. Tai žodžiu, turi labai pasirinkti tą savo gerą partnerį, maratonininką. Ir buvo ilgiausia bučinio, kaip gybėjų konkursai. Pagal ką čia rinktis partnerį? Čia jau pagal tai, kiek gali toleruoti žmogų neatsisirbusi nuo tavęs valandas. Čia kaip prieini ir sakai, daug aš tai pabučios. Eik tu, žinai. Tai su tokį žmogų, su kuriuo imtum 23% paskolą, tai čia turbūt čia yra tas rodiklis. Jo.
Kitas klausimas dėl truputėlį atsigavimui. Manau, kad tikrai sulauksim teisingų, visiškai tikslių atsakymų. O dabar kol kas turim tokią situaciją, kad liustrė tolsta, žora artėja prie Diudės. Labai, Skaičiai ne mano sritis. Ne. Taip, bet ar šitas turėtų būti tikrai įkandamas daugeliu, manau. 2001 metais pasirodė lietuviškas serialas Gedimino kažkiek. Koks skaičius yra užšifruotas? Nuo 10 iki 100. Net... Čia yra omenyje. Ne, mažiau negu 10. Gedimino kažkiek yra serialas, dviženklis skaičius ir užšifruotas. Čia apie šarvuotą traukinį Gediminas, ne? Gediminas be abejo. Kaipgi be šitos legendinės istorijos. Ir 2 atsakė teisingai ir 1, matau, neteisingai, bet gaus kažkiek taškelių. Gedimino 11. Tikrai, tuo metu, man atrodo, tikrai labai geras serialas. Pirmas sezonas buvo puikus. Gedimino 11 yra Lietuvos vyriausybės adresas ir apie ten vykstančias peripetijas buvo sukurtas serialas, kuris maždaug ten į tą temą, apie mažeikių naftos, ten tos visus reikalus bandė ekranizuoti visą šitą istoriją. Ir kas atsakė teisingai 2 žaidėjai? Vytaras. Pagal mimiką matosi, kad Simonas. Aš žinojau, kad kažkas prie 10, bet kaip tiksliai neatsiminiau. Tau, Vytarai, neteko filmuotis kažkam seriale lietuviškam? Tekę. Bet aš pavadinimo neatsimenu. Rudokas ten darė apie ligonį. Aišku, kad darė Rudokas, tai mes nebejojam. Aš vaidinau ligonį, kuris primuša sanitarą. Rezidentai gal jie vadintas serialas, iš ligoninė įvyko. O dabar filmavausi visai neseniai, Vėlyvio naujas bus serialas, Meilės sriuba vadinasi. Bet vaidinau, žinok, labai sunku vaidmenį, vaidinau save. Merkinė įvyko veiksmas ar... Ne, baisu garsiai pasakyti, kur vyko, tai Barščio žirginė. Supratau. Kažkas net pasakė, man atrodo, iš publikos. Ten filmavo visą serialą. Taip. Supratau. Ok, tai laukiam tada Meilės sriuba. Šiaip 2 dalykai, Meilės sriuba, kur labai prie Vytaro... Bet juokinga, kad Meilės sriuba ir Barščio sodybai. Bet žinok, kaip... Meilės barščiai. O kas, gerai, o palauk, stop. O tai kas tada Meilės sriuba, jeigu ne barščiai? Ne, tai tame ir juokinga, kad barščiai, sriuba. Tu supratau, aš galvoju, kad tu turi klausimų barščiams kaip Meilės sriuba. Ne, viskas gerai, raudonas sriuba. Taip, nes tikrai ne pupelių, su visą pagarbą. Gerai, kopūstai dar gali būti kažkas, nes po to vaikai iš tų pačių kopūstų randa. Žirnių tinka. Žirnių tinka, taip. Ok, keliaujam prie paskutinio 4 turo klausimo. Situacija lentelėje štai tokia, kad visi šiek tiek taškelio papelnė, nors ir ne visi tikliai atsakė. Tai čia analitika dabar varo į vieną. Absoliučiai. Bet jau to 10 000 taškų surinks, kas yra visai neblogas šiam laikam skaičius. Ir paskutinis klausimas 4 ture. 2000 metais M1 Plus didžėjus Tomas Ramašauskas pasiekė ilgiausio darbo eterėje be pertraukų rekordą. Kiek valandų buvo jo rekordas? Beje, pasakysiu, kad prieš porą metų jis buvo pagerintas 2 valandom, bet tada ilgą laiką 24 beveik, 23 metus gyvavo Lietuvos rekordas, būtent tiek valandų eterėje, kiek valandų be pertraukų Tomas Ramašauskas buvo eterėje. Nuo 10 iki 100. Spėkit. Kažkas spėjo, kad 30, kažkas spėjo arti 30, nematau kito atsakymą. Teisingas atsakymas yra 38 valandos, geros pusantros paros. Tomas Ramašauskas buvo eteryje ir pagerino, tiksliau nepagerino, pasiekė rekordą, gal prieš tai net nebuvo jokio rekordo ir dabar prieš 2 metus jis tapo 40 valandų šitas įrašas rekordo knygoje. Taip. Turime taškų situaciją tokia, kad liustrė. Žora on fire. Žora turi 3 teisingų atsakymų šilės seriją. Ir dabar, žiūrėsim, kaip viskas seksis toliau. Man rašo, you are on the podium. Taip, negali sakyti, kad, žinai. O Diudė yra prieš paskutinis. Taip, trečias, o Diudė prieš paskutinis. Liustrė antra nuo galo. Taip. Dabar mūsų lauks 5 turas, kur bus miksas visokiausių klausimų. Pavyzdžiui, jums reikės įrašyti, kurie tai metai, Jums reikės rašyti, pažymėti porą, sudėlioti, visokių variantų bus, kiekvieną klausimą pristatysiu atskirai. Ir pirmas klausimas būtent bus tai, ką aš sakiau pirmų sakinių. Jums reikės pagal mano
įvardintus įvykius nustatyti ir įrašyti kelinti, tai yra metai. Kad... Šakių rajonas čia bus. Taip, žiūrim. 5 sunkiausių klausimai, linkiu sėkmės. Vėlgi galima pelnyti 2000 taškų už greitą tikslų atsakymą. Kurie tai metai? Alytuje vyko protestai prieš Statoil degalinės statybas, buvo toks dalykas. Pasirodė filmas Men in Black. Gimė Rūta Meilutytė, anapilnį iškeliavo princesė Diana. Parašykite teisingai ir gausite taškelių. Aš prisimenu tą dieną, kai mirė princesė Diana. Aš pamačiau Meilutytį ir parašiau atsakymą ir tada tik pamačiau, kad Diana. Jo, taip, ir mes turim dar vieną atsakymą nepateikė žmogus ir mes turim, teisingas atsakymas yra 97-ieji ir niekas neatsakė šitą klausimą. Kurios metus spėjot? Aš žinau, kad mes su Meilutytė vienmečiai, dėl to rašiau 96, bet pasirodo mes tik kažkuriuo momentu būnam vienmečiai. Supratau. Aš tai neatsimenu, ką atsakiau. Supratau. Aš irgi 96. 96. Buvo tarti, aš puikiai prisimenu, kad buvo Diana žuvo rugpjūčio 31 ir kitą dieną reikėjo įti mokyklą rugsėjo 1. Toks prisiminimas, kad vasaros pati pabaiga ir ta liūdna diena, kada jau rytoj viskas. Laikais geriau buvo Brežnevas, kai mirė, 3 dienas nereikėjo į mokyklą. O Diana mirė iš karto į mokyklą, įsivaizduoji? Ant kiek skirtingi laikai. Taip, ir iš tikrųjų 90 metais yra YouTube, aš šitą faktą radau Alytus kažkokiais 90-ieji įvedęs, tikrai Alytuje vyko protestai prieš Statoil degalinės statybas ir video prašymą parašyta. 97 vasaros pabaigoje Alytuje kilo protesto akcija prieš naujai statomą Statoil degalinę šalia miesto centro ir gyvenamųjų namų. Gyventojai baiminasi išaukstančios aplinkos oro ir požeminio vandens taršos. Kovota dėl to, jog degalinė šioje vietoje neišdygtų ir būtų statoma miesto pakraštyje. Jie turbūt pastatė vis. Dar atsimeni, jeigu buvo, kai Neste pirmą statė prie Lazdynų, irgi protestai vyko. Nu, tai taip. Nes visi įsivaizdavo degalinės tokias kaip sovietinės. Naftos rezervuarai. Dėmės, ten žybalas, viskas, tepalai. Ok, to mes keliausime tolyn ir dabar jums reikės įrašyti savo rankelę, įrašyti teisingą atsakymą. Čia taškų nepilno niekas. Ir dabar jums matysite nuotrauką. Jums reikės prašyti, koks paukštis, kabutėse, slepiasi po nuotrauką ir atsidenginėja nuotrauką. Čia žodį įrašytų? Čia reikia įrašyti žodį, taip jums savo rankelę, gražiai įrašyti žodį, kai pamatysite, kas yra šitoje scenoje ir koks paukštis kabutėse slepiasi po šią nuotrauką. Tais dideliais pirštais. Ir šikite paukštį kabutėse. Ai, čia paukštį netlikėja reikia. Vis dar sakiau, kartoju ir dar pakartosiu, reikia rašyti paukštį. Kabutėse paukštį, koks paukštis slepiasi po šią. Pavyko. Pavyko, ja. Nu, turim 3 teisingus atsakymus, ar teisingus? Višta. Strazdas yra teisingas atsakymas ir mes turime 2 teisingus atsakymus. Simonai, nieko, ne. 99 metai, Lietuva dalyvauja. Aš jau, kadangi dainuoja, galvoju, lakštingala gal. Nu čia. Negali nečiulbėti. Taip. O vis dar, bet... Čia Eurovizinė gal, Strazdas? 99 metų Eurovizija, Strazdas. Aš atsimenu, kad buvo, aš tiesąkant galvojau, kad čia gali būti tas ir galvojau, koks paukštis, nes atsimenu, kad paukštis, bet tada neatsiminiau ir galvojau, reikia eiti prie lakštingalos. Tiek ilgai lipai lentelėje iš tos 3 vietos link 2, tai va dabar šitą... Bet dedukcinis metodas veikia vis tiek. Neblogai. Taip, 99 metai Lietuva pelno 13 taškų ir lieka 20 iš 23. Bet mano galva tai yra daina pranokusi laiką ir tikrai ne... Graži daina. Absoliučiai. Muzika Lino Rimšos, žodžiu, žinot kieno? Sigito Gedos. Prašau. Taip, o dabar, šiek tiek jau nežinau, Vytarui galbūt šiek tiek sunkesnis šitas klausimas. Jums ir į sveikatą. Tam čia ir... Taip, Liustrė ir Diudė pelno taškų šitam klausime ir dabar, o gal kaip tik, čia visko gali būti, žinokit, čia gal kaip tik Simonui kokiam, čia visiems gali būti sunkiau. Įrašykite planetos pavadinimą. Saulės sistemos planeta ir va dabar atsidenginėja dalykas, kurį reikia įrašyti, koks tai yra planetos pavadinimas.
Simonas labai norėjo apie Songoką klausimą, bet čia nėra tai. Saulės sistemos planeta, galiu pasufleruoti tiek. Jums reikia rašyti Saulės sistemos planetos pavadinimą. Taip, turime 3 atsakymus ir teisingasis yra Marsas. Tai yra legendinis, kažkas ploja, sveikinu, mes turim tą pačią atmintį iš vaikystės. Robotukas Marsas buvo toksai legendinis japoniškas filmukas, rodomas per Lietuvos televiziją. Robotukas Marsas. Man atrodo, kaip moteris, tai aš Venerą rašiau. Apkabinu visus, kurie žinojo šitą atsakymą. Man atrodo, tuo metu kaip tik šoktelė lietuviško alaus kokybė ir aš nelabai atsimenu šitą. Gali būti labai. Čia už tą 10 litų. Kai 23% palūkalos kargės, visas alus karnas, man atrodo, pasidaro tikrai. Ok, nenutolstam nuo kinematografijos ir viso kito vizualiojo meno. Ir dabar aš jums įvardinsiu 4 serialus. Jums reikės išdėlioti, kuris iš jų yra pasirodęs anksčiausiai ir kuris vėliausiai. Žodžiu, nuo anksčiausiai pasirodžiusio iki vėliausiai. Sėkmės atsakinėjant į 4. prieš paskutinį žaidimo klausimą, matome, kad situacija nepasikeičia. Taip, taškų gausite tik tada, jeigu sudėliosit viską teisingai, idealiai. Taip, nuo pasirodžiusi seniausiai iki šviežiausia pačia. Seniausias viršuje, kada pasirodė anksčiausiai. Taip, Buffy vampirų žudikė, Sopranai, Ksena, karingoji princesė ar Draugai. Kuris pasirodė anksčiausia eina... Super, palieskit ir nuveskit. Buffy, Sopranai, Ksena ir Draugai. Visi žinomi, ar ne? Serialai tai žinomi, bet... Visi žiūrėti. Visi žiūrėti. Man vampyrų žudikiai pirmą kartą. Rimtai, Buffy? Rimtai? Buffy? What? Bent Ksena žinai. Taip, dėja, niekas nepelnė taškų. Kas nors publika pelnė taškų. Publikoje 2 žmonės teisingai atsakė, tikrai klausimai, kiti rašutėliai ne veltui vadinasi. Pablokit savo kolegams, kurie teisingai atsakė. Pirmasis iš 4 pasirodė serialas Draugai, 94 metai. Nu šitas lengvas. Ksena 95, Buffy 97, Sopranai 99. Aš kažkaip galvojau, Buffy paskutinė tokia šiuolaikiškiausia. Aš suprantu, aš sutinku, kad klausimas tikrai nėra lengvas. Dabar viskas, uždarysim žaidimą paskutinių klausimų, viskas gali dar pasikeisti. Yra visi šansai atsakyti. Jūs matysite vėlgi tą nuotrauką tokią atsidenginėjančią ir jums reikia iš 4 variantų pažymėti 2 žmonės. Kurie 2 žmonės yra matomi šitoj nuotraukoje. Bus 4 variantai, nuotrauka atsidenginės ir turėsit pasakyti, kurie 2 žmonės yra to nuotrauko išfiksuoti iš 4. Sėkmės atsakinėjant. Dar čia kažkas žiūrim, ar čia pasikeis ar nepasikeis. Na, žiūrim. Taip. Man irgi tą patį yra. Kokie 2 žmonės yra nuotraukai? Atsidenginėja. Ar Šleževičius, ar Brazauskas, Prunskienė, ar Landsbergis? 2 iš 4 yra šitoje nuotraukoje. Šleževičius, Brazauskas, Prunskienė, Landsbergis. Bet žmonių tai 3 matos jau. Trečiasis kairėje esantis visiškai nesvarbus, dabar matom, jūs žinot, kurie 2 žmonės yra štai. Ir turime visišką vienbalsį sutarimą. Kas ploja Landsbergiui, kas ploja Prunskienei, man atrodo čia. Taip, viena retesnių nuotraukų, kada profesorius ir profesorė sėdi ir kažkaip visiškai taikiai bendrauja ir viena tokių retesnių nuotraukų rastų archyve. Tokia skambia, gražia nata ir taškų kupina baigiam šitą žaidimą. Pasižiūrim dabar, kaip atrodo mūsų lentelės podiumas. 3 vieta su 11 549 taškais. Simonas Žurauskas, Žora. 2 vieta Vytaras Radzevičius, Diudė ir Alytaus garbė apginta. Aš su pasidžiavimu ir džiugesiu skelbiu, kad šį žaidimą, net nepaisant tų klausimų su Windows 95, net nepaisant to klausimo, jūs vis tiek tam būtum laimėjus, tai aš noriu pasveikinti tave ir noriu įteikti tau
šitą dalyką, kuris turbūt ras, jeigu ne funkcinę, tai bent simbolinę paskirtį. Ačiū labai. Ačiū už žaidimą. Ačiū. Dar palaukot minutėlę. Jei patiko laida, prenumeruokite kanalą, spauskite patinka ir parašykite komentaruose, kurį miestą aplankyti kitą kartą. Taip pat dėkojame šio vakaro netiesioginės transliacijos partneriui Gaja. Gaja, gaiva išlikusi jauna. Iki kitų susitikimų.